Labas, draugai, mano kanalas stebėtojai. Žodžiu, objektėlis į pabaigą, parodysiu, kokie tie darbai būna pabaigoje. Kaip aš pavadinu tuos darbus, kurių negalima parodyti, jų nesimato. Tuos pagrindinius darbus, tai kai darai, visada viskas matosi, juda į priekį, bet tie ant galo visas smulkmenas, tai parodysiu, kas kaip atrodo galutiniai darbai ir kaip ką. Tai va, žodžiu, čia yra, gal dar sumažinsim, va čia yra kambariukas, kuris jau yra pabaigtas, išdažytas. Čia dar, va čia vienai vietoje reikės dar truputį pašveisti su pašpaklevės ir padažyti, čiut reikės. Va, ką tik buvo sudėti visi plintusiukai. Plintusiukai, sakykime taip, yra prisukami varžtais ir yra dar plius klyjuoju. Juos priklyjuoju ir prisuku varžtukais. Tam, kad šitie kampukai visi išoriniai, vidiniai, ten visokie užbaigimai, kad jie nenulakstytų. Tai va, paskui yra apvadukai klyjuojami prie durų. Vat kaip šitas variantas irgi va yra priklyjuoti. Dabar truputį su lipne juosta prisikliavau, kad pastovėtų. Ir bandysim įstatyti duris. Įstatysim duris, įstatysim gumelės visas, kad būtų. Prasiakrilinsim dar, kur reikia ir bus kaip ir čia pabaigta. Apvaduką visą laiką, pavyzdžiui, šitoj sienai, kur yra duris, tai pirmą durų apvadų susidedam, tada tik dedam plintusiuką davedami iki apvaduko. Tai čia dar reikės uždėti užbaigimą, kadangi parduotuviai nebuvo, tai reikės kitą dieną nuvažiuoti, kaip parveš, sakė, penktadienį lygtais bus, užbaigimus čia reikia plasmasinius tokius uždėti. Taip, kas toliau? Įdėtas šviestuvas, žmonės patys išsirenka šviestuvėlius, kokius išsirenka, tokius sudedam. Ir kas toliau dar va šičia bus, čia yra nuo židinio šildymas atvestas, ten salionė yra židinys ir yra ortakiais išvedžioti kiekvieną kambarį va tokie ortakiai. Ir jie šildo patalpas, pučia, eina, kaip čia pasakyti, rekuperacijos būdų, kaip čia, eina šiltas oras į kiekvieną kambarį savo eiga. Jis niekas nestumia, tiesiog karštas oras visą laiką stumia. Tai va, čia kas liko, bet čia dar reikia nuvažiuoti į Šiaulius, nupirktas grotelės, nes reikia visur prie židinio, prie šitas grotelės dar nupirkti, visas reikia nupirkti, nes čia akmeniai pas mumis jų nėra. Taip, kas toliau? Toliau, čia dar reikia nusisiurbti visą palangę, čia ką tik nusirinkau visas šiukšlės. Kaip visada ant palangių visą laiką būna, prisikraunam visko, aišku, buvo apdengta, tik dabar viską, ką nuėmiau, tai čia reikia tik nusisiurbti dulkės. Tai dar ką reikės padaryti, tai nusidažyti angokraščius, taip pat nudažysim viską, paruošim. Ir tiek turbūt, kai čia toliau pas mus. Toliau yra, tarp durų mes dedam slenkstukus, mes galim vientisą dėti, bet šiaip nerekomenduojama visą patalpą, sakykime, visą namą be sujungimų daryti, nes vis tiek laminatas jisai vaikšto, tai gali kažkur suvaikščioti ir gali pradėti žiotis laminatas. Tai stengiamės į kambarius bent jau dėti po durim, po durų apačią, įdėti sujungimą, slenkstuką. Tai va, čia ką mes padarėm. Oi, čia durelės išsikabino reiks. O, įkabino. Čia automatukai visi sudėti gražiai pajungti yra. Visam namui, voniai, virtuviai, kambariuose, apšvietimas, rozetės, viskas atskirai padaryta yra. Tai va, įdėjom čia dar, įdėjom plastikinės durikės tokias. Vakar sudėjau apvadukus dar, tai dar reikės truputį pakrilinti ir nudažyti reikės gražiai, tą pačią spalvą kaip siena, kad būtų, kad nesiskirtų. Taip, toliau ten yra durelės revizinės, yra. Ten skaitliukas stovi, nežinau, matosi, nesimato. Va, čia yra revizinės durelės skaitliukų. Toliau, ką mes turim? Turim čia kalidoriuką tokį, sakykim taip. Yra tualetas, dušas ir miegamasis čia yra padarytas. Įdėtas apšvietimas į lubas, ledinis. Įmontuojamas tualetas yra, kriauklytė, veidrodukas, apšvietimas padarytas, ventiliacija viršui per vidurį padaryta, lubas yra plastikinės lygios sudėtas lentutės. Kas čia dar yra padaryta? Čia yra šildomas grindis padarytas, Dabar yra išjungta,
Bet yra tiek tualete, tiek vonioj, duše. Yra šildomas grindis padarytas. Ai, dar čia nepabaigiau, reikės apvadukus dar uždėti, bet čia labai neilgas tas darbas čia. Tiesiog reikia sumauti ir viskas. Tai va, čia toks tualetas. Dabar einam pažiūrėsim į dušą. Dušas pas mus štai toks. Yra momentinis šildytuvas dar truputį nepabaigtas ten. Čia va rozetė reikia pabaigti dėti dar irgi gyvatukui. Toks gyvatukas stovi. Čia irgi apvaduką reikia užsidėti dar. Tai va toks dušo kambarys. Toliau einam į miegamąjį. Ai, dar yra, reikės nupirkti už raktukus tokius dangtelius. Nėra parduotuvėje, užsakiau, turi parvežti. Čia yra miegamasis. Irgi viskas pabaigta. Tai čia tiesiog apvadukus susidėjom. Čia pjaustėm truputį, buvom laminatą pasidėję po apačią, kad nepažeis durų. Irgi ten va yra ortakis padarytas. Irgi šiltas oras eina į miegamąjį. Taip, kas čia toliau pas mus? Čia toliau pas mus svetainė. Šviestuvai jau sudėti. Roletus sudėjom visus jau. Sudėti roletai. Toliau, čia va ta židinė kapsulė, kur aš minėjau. Reikia dar tik tai užfuguoti plėteles tarpus užtepliuoti ir nuplauti. Ir čia pagal laminatą reikia silikoną dar pratepti. Tai šiandien turbūt pabandysim tai padaryti. Toliau, virtuvinis kaip ir pabaigtas, surinktas yra jau. Čia nekreipkite dėmesio, kartonai nuo visokių lempų, visokių velnių. Čia irgi slenkstukas įdėtas yra tarp durų. Tai čia vat miegamasis toks. Reikia dar ant palangių galiukus uždėti, esu nupirkęs. Reikia užbaigimus uždėti. Čia žmonės jau lovą pasistatė. Va ten irgi šildymas yra atvestas, karštas oras eina. Irgi. Jokių čia radiatorių, matot, nieko nėra. Tai čia tik tais bus oras šildymas yra. Štai va ten, matot, yra pajungtas ir dabar jis yra pajungtas. O po maikę vaikštau, šilta, viskas tvarkoj. Tai va, čia yra tik oras bus ir židinukas ir visas čia šildymas. Daugiau čia nieko nebus. Tai va toks objektėlis, kaip sakant, į pabaigą. Daug tų visokių smulkmenėlių, kaip sakant, pats jau noriu pabaigti, bet, per galvą nepersiversi, darai viską iš eilės ir viskas. Ai, va ten liukas yra įmontuotas. Tarpeliai tokie padaryti yra. Pats liukas yra lygiai su lubom padarytas ir nudažytas. Ta pačia spalva kaip lubos. Ir viskas turbūt, tai va. Tai va tokie pabaigiamieji darbeliai likę, tai kaip sakant, noris greičiau pabaigti, bet kaip visada tie darbeliai niekur nepabėga, juos turim pabaigti ir tiek. Tai ką, šis video toks apie objektėlio į pabaigą darbus. Pabaigsim šitą objektėlį, važiuosim į kitam objektėlį, vėl parodysiu, kokie darbai eina. Tai va, linkėjimai visiems, būtinai uždėkit like, pakomentuokit, užsiprenumeruokit mano kanalą, nepraleiskit mano video. Nes mano video bus ir su generatoriais ir ten, visokių velnių pas mane yra kanale. Tai va, tiek žinių, iki visiems.